Labas, aš Artūras. Ir viskas prasideda čia su mano Veipe 4 kemperiu. Benzinas, 4 varomi ratai, šiek tiek rūdžių, bet širdis pilna nuotykių. Kam man to reikia? Pats dar svarstau, bet gal tiesiog norisi pabėgti nuo miesto triukšmo, pamatyti daugiau, patirti kažką naujo, gyventi kelyje, su ratais po kojom ir dangumi virš galvos. Šiame kanale kelionės, atradimai ir gyvenimas su subkemperiu. Jei patinka keliai, kava ant primuso ir dulkės ant batų, prisijunk. Bus smagu. Sveiki, su jumis Artūras ir norėčiau jums pristatyti mano būsimą kelionių draugą Volkswagen Transporter T4. Tai 1994 metų T4 Volkswagenas inkriukas, 4 ratų varomų ratų legenda. Jis nėra blizgantis, bet tai reiškia, kad kelionės nuotykiai prasidės nuo pat remonto. O remonto čia yra gan nemažai, kuris palies tiek priekinius žibintus, įvairius apkaustus, kėbulo dažymo darbus, tiek ir saloną. Šiuo metu reikia apsitvarkyti truputį saloną minimaliai, nes jisai yra sudėtas nuo Leitz versijos, gan retos. Tai yra kemperio spintelė, šaldytuvai, lova, kuri susideda. Stogė yra didžiulis panoraminis liukas, kas yra gan reta šitam modeliui. Taigi atkreipti dėmesį, kaip yra galinis ratas ant bagažinės. O kodėl jis ten? Nes iš po apačios automobilio slepiasi galinis reduktorius. Kemperių per Lietuvą tai daugiau nei kelionės. Tai nuotykiai, atradimai, gyvenimas ant ratų. Spaudžiam subscribe ir leidžiamės į kelią nuo pat pradžių. Nepraleiskite jokių momentų. Nuo pat pradžių viską stebėkit. Bus labai įdomu. Ir jau po savaitės išriedės pirmasis kelionės video.